Tai šiuo metu yra verslas, kuris yra labai populiarius. Visi kažkodėl tai sako, tą patį ir aš sakiau, bet aš tik taip pat nesupratau. Aš niekuomet nebūsiu MLM atstovas. Man to nereikia, aš esu baigusi, turiu specialybę. Tai yra netiesa. Tai reikia. Ačiū, Vladimirai. Ir dabar, jau mes eidami į pabaigą, norėčiau pakviesti jums mūsų, tiesiog nežinau net kaip pavadinti, aišku, Deimantas. Moteris, kuri visą laiką skuba, organizuoja, padėti gali bet kokią minutę, nesvarbu, kuriam kampelį. Jo, žinokit, pagauti labai sunku. Telefono, kad pakeltų, labai sunku. Bet kai parašo žinutę visą, pakvieskime į sceną. Dar plus, pradininkę, sakyčiau, mūsų pirmoji jau Rita ir Laimutė Budrienė, ateik Laimutė, be jos tikrai nebūtų mūsų šios kompanijos. Tikrai mes labai žmogus žinokit. Tik aišku, jinai kuklė, visą laiką niekuomet pasislėpus kaip pelytė, bet faktiškai labai faina, šauni moteris, nu jūs patys matote. Ir be jos, žinokit, viską organizuoja, kelionės, važiuoti. Ir atrodo taip, kaip mums sakė Danutė Kivilšienė, kad ai, gal kažkaip taip, šiandien atsikeliu. Nedarykim, sakykim, mes taip, važiuosiu, eisiu, darysiu. Ir duodu žodį Laimutei. Ačiū. Žinokit, sėdėjau, klausiau ir galvojau, kokie pranešimai šiandien, ar ne? Galim tikrai medicinę konferenciją aukšto lygio padaryti, ar ne? O Birutė, tai iš vis, ar ne? Birutė, mums reikia galvoti, kaip čia kiekvieną mėnesį jūs į Vilnių komandiruot. Taip linksmai apie tikrą, ar ne? O Danutė, kiek paslapčių pasakė, lengviau gyventi darosi, ar ne? Ir atominio karo nebebijom, ar ne? Nu, fantastika. Žiūrėkit, visi, kas nauji ir kas nenauji, kas tiki produktais, kas netiki, galiu pasakyti, mano anūkas 6 metai nevaikščiojo, pradėjo vaikščioti po 2 savaičių vartojimo tų produktų. Tai yra tikrai nuostabu, tai yra rezultatai labai geri, bet ką noriu pasakyti, mes ne tik tai vartojam produktus, bet mes ir mokomės. Jeigu norit mokytis, o mokslas stabdo Alzheimerį, ne, kiekvieną mėnesį kompanija organizuoja nemokamus mokymus. Skirsto visus į komandas, tu pakliūni į pasaulinę komandą, ten patenka ir amerikonai, ir italai, ir lietuviai, ir taip toliau. Ir mokomės. Tai yra įdomu, mokomės Zoom platformoje per telefoną. Ir dabar noriu pakviesti 2 mokinės, kurios baigė kartu su manim praeitą mėnesį mokymus, Danutę ir Aldutę. Kodėl būtent šitas mokinės? Visos mergaitės kitos jau baigė labai daug mokymų, ir Julita, kur apie kosmetiką kalbėjo, mokosi, ir kita mergaitė 11 mokymų baigėsi. Jie vyksta 2 savaitės, kas 2 dieną, čia visi baigė, ir Valentina baigė, ne, po kartuką visi baigė. Bet Birutė irgi turbūt baigė, ne? Nu, va, jau neatsimena, kiek kartų mokėsi. Dabar ką noriu pasakyti. Danutė rašo knygas, į be galo užimta, jos knygų pristatymai kiekvieną mėnesį, dabar bus knygų pristatymas Varšuvai, įsivaizduojat, ir aš ją pakviečiu į mokymus. Jis sako, gerai, nu galvojau, 2 pamokas praeis, mane iš šuns dienas išties ir mes tos mokymus. Įsivaizduojat, jinai metė savo knygas. Jinai ėjo iki galo, aš buvau pritrenkta ir visa komanda, nors ten buvo pasaulinė komanda, ją sužavėta ir visi ruošėsi atvažiuoti į Vilnių. Jis sako, man padėsit, kai jie pas mane visi atvažiuos. Danutė, pirmą trumpai labai, ką davė mokymai tokiai užimtai damai? Aš kaip visada esu dvasinga, tai aš dar kartą įsitikinau, kad šita kompanija tai ne tik tai yra 21 amžiaus toks meteoras pasaulyje, bet yra be galo dvasinga kompanija, kadangi pats prezidentas yra šventikas, jisai labai daug aukoja, pastatė 2 cerkves, labai daug aukoja kitom cerkvėm ir aukoja žmonėm. Kiek ten, Vladimirai, sakei, procentų? Atiduoda mums 63% iš savo uždirbtų pinigų. Suprantat? Tai va tai vienas dalykas. Čia dar kartą įsitikinau. Nu, šiaip mokymai, žinokit, nu,
man padus pakuteno. Žinot, kaip padus pakuteno, taip gerai, taip suprantat, grįžau į tą studentišką laikotarpį, kai reikėjo ir namų darbus daryti. Jūs ką galvojat, kad ten tik tai mokymus, ten dabar reikėjo ir dar svarbiausia, kad man patarinėjo, sakė, nu tu ten nueik, pasižiūrėk, žinai, nieko čia, aš pati viską dariau, žinokit, nes man buvo labai, aš esu žingeidi ir man labai įdomu. Ir tikėkit manim, tai tikrai dėmesio verti mokymai, jie yra nemokami, tęsiasi 2 savaitės, labai daug žinių sužinai ir pamatai visą šitą iš vidaus. Kaip tau kalba, kaip su tavim kalba, kaip į tave kreipiasi, kaip suprantat, kaip dvasingai ir mandagiai ir su tavim bendrauja visą laiką, kai tavęs paklausia kapitonai komandų, ar viską žinai, aš ten neturėjau rusiško šrifto, tai lietuviškai rašiau arba verčiau, kopijavau ir siunčiau. Tai man su kapitonė sako, nu ничего, Даночка, пиши, как выходит, я и так пойму. Suprantate? Kitaip sakant, nebuvo jokių kliučių, kad tu ten kažką ne taip padarei ar kažką ne taip padarei. Taip kad aš esu labai patenkinta. Ir patikėkite, dėkoju Laimai, kad jinai man suteikė tokią garbę ir pakvietė tos mokymus. Ačiū. Aldona tik įstojo į kompaniją ir iš karto nuėjo mokytis. Nieko nežinodama apie kompaniją daug ir iš karto ir ištraukėme, ne Aldona, ir ištraukėme, koks įspūdis. Nu, ačiū Laimutė, tikrai nepatikėjau, kad irgi per savaitę galiu 5 žmonės susirasti ir šitie mokymai, tai nu tikrai dėka Laimutės aš tikrai prisiminiau mokyklos laikus ir tikrai, nu sakau, rytas vakaras, tiesiog aš dar išgeriu braino ir man naktį jau sukasi viskas galvoje, žinokit, ir miegot nebenori, žinokit, ir va, čia ryte atsikėlė, jau tau užduotys yra, jau vakare jau tau reikia egzaminą laikyti, nu sakau, žinokit, tikrai, ir tikrai labai daug ką naujo sužinojau, tikrai pamačiau tuos tikrai labai malonus tas kapitonas. Nu, tikrai esu labai patenkinta, kad patekau į tokią kompaniją, nu, o Laimutei tai kas didžiausias ačiū. Ačiū Jums, kad mokėtės, kad pabaigėte iki galo mūsų mokslus. Ir čia suvenyrai prisiminti pirmą studiją. Tai kaip galiu atsidėkoti už suvenyrą. Turbūt jums visiems kažką tai tokio pasakyti, ne? Dar kartą primenu jums, ką aš jums sakiau. Šypsotis, atsistokite prieš veidrodį kiekvieną dieną ir tai, kurį matot veidrodį, Kristinai, Danutai, Raudonai, palinkėkit geros dienos, kad jinai būtų graži, sveika ir laiminga. Linkiu jums visiems šitą suprasti ir tuo naudotis. Ačiū labai. O dabar noriu išnaudoti laiką, sutaupyti laiką. Ir dabar kviečiam Danutą mūsų, bus loterija ir lošim. Būkime laimingi ir kažkas tai mūsų bilietę gavę išlošit, tik žiūrėkite savo bilietukus, pasitikrinkite. Dabar linksmiausia dalis, ieškokim savo bilietukų ir lošiam plokštelę stopo. Stopas stabdo viską, visas problemas. Gal aš ištrauksiu? Prašau, įsimerkit. Pamaišau, tai tikrai išmaišau. Bilietas numeris 9. 9 numeriukas. 9. O, ir laiminga. O čia tas Ačiū, tai nuskausmo. Lošiam slaidą, kad kojas niekada nepavargtų. Žinau, Virgutį savo paimti. numeris 2. 2. Slaidas. Dedam čia. Kas man Greitis, energija. 17. Virgutį. Nu, va, fantastika.
GRV vitaminų komplektas, visa Mendelejevo lentelė. Numeris 4. Virgutė, čia tu. 4. Nu, va, nuostabu. Nu, aš jau greitą, jeigu aš būčiau čia greitą kažką daryčiau. 2 porcijos kavos, 2 porcijos kavos. Čia, Mūsų čia. nuostabios kavos. Numeris 30. O, Gerai brangioji žiūrė. Ačiū. Vėlgi, nepasakysiu, kad kažkam tai. Nuostabus šokoladas. Virgutė, čia. Ai, 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 ai. Skanaus. Reklaminiai katalogėliai. Vienas lietuvių kalba, kitas rusų kalba. Nu va, kaip nuostabu naują žmogų, žiūrėkit, kaip likimas dėlioja. Jo. Alisa iš Paškų šalies. Jinai dar parodys, ką jinai sugeba. Greitis, 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 kas dar nori greičio. Один номерочек, пожалуйста. Čia mano. Anya. 27. 27. Nu, nenori. Gal padėk. Kartuojam, išėjo turbūt 27, kartuojam. Tada kartuojam, duokite, tada dedam 27 atgal. Pagal visas taisyklės. Aš atiduosiu, duokit. Sakė, nežinau. Kam trūksta greičio, tuoj pažiūrėsim. 26. Nu, va. A, Šaunu. Pilnas produktų katalogas, rusų kalba. Maišom. 15. Nuostabu. Tuoj užsimerkiam. 11. Greitis. Greitis. Ir pagrindinis prizas - pilnas komplektas stopo. 14. 14. Šaunuolė, pagrindinis prizas. Dabar noriu dar panaudoti savo buvimą čia. Balandžio mėnesį kviečiam visus Alikantė viešbutį 20-21 dieną išvažiuojamai 2 dienų rengiam seminarą. 2 dienos su nakvynė bus ir žinios, ir muzika, ir šokiai, ir žaidimai, gyva muzika, labai daug žinių, ežeras, užsakėm labai gerą orą. 20-21 balandžio, taip kad planuojam balandį ten. Orientacinė kaina 100 eurų, su nakvynė viešbutis, su linksmybėm, su žiniom ir su šiltu vandenuku ežere. Birutę kviečiam iš karto. Į Vokietiją važiuojam po savaitės. 27-28 Vokietijos seminaras, kas nori pakliūti į Vokietiją, mūsų aukštesni sponsoriai vokiečiai labai kviečia, kad mes važiuotumėm, taip kad pasirinkimą turim. Galim važiuoti ir tada ačiū visiems. Nu ir kągi, pabaigai, man atrodo, nežinau, nu kaip praleidot laiką, ar gerai, ar įdomiai. Svarbu, matau, kad žinokit, didžioji dalis žmonių visi šypsosi laimingi. Tai žinokit, tai yra pati didžiausia šventė, kai žmogus šypsosi laimingas. Ir ypatingai, kaip aš, žinokit, galiu pasakyti, kaip pavyzdį. Pernai kai pradėjau mokytis, buvau tinginė, bet dabar aš visai kitokia po metų. Gali pasakyti mano vyras, kokia aš. Kai sakiau, ne, grįžim, o dabar aš noriu tikti ir dėl to kviečius. O dabar, žinokit, pas mus pasilieka paskutinis vidalis, tai yra vaišės, ir padarysim bendrą nuotrauką. Tai, kad nesibėgėkit, nepabūkit, gal pasidarysim nuotrauką ir paskui bandysime prie vaišių. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti, galite klausti klausimus nebūtinai tas, kas jūs pakvietė.
Patikau aš, klauskite pas mane. Patiko Birutė, sakykit Birutė, jūs informacinkit, klauskite Birutė. Pas Aldutę klauskite, pas visus iš eilės klauskite. Mes pasiruošę jum visiems įnešti tai, ką jūs norite, kad jūs sužinotumėte. O ne tai, pasakė, neįdomu. Klauskite ir žinokit tikrai, ką aš anksčiau ant lovos gulėjau, nes vat aš galiu biškį pasakyti, biškį patimsiu. Nepatikėsit, 13 metais pas mane buvo sulaužytas stuburas. Kritau nuo 7 metrų šlaitų. Tai ne tik, kad stuburas buvo, ir galva, ir visas organai. Ir ten dievės įdėjau su vyrais prie urologinio. Irgi, žinok, yra. Ir mačiau, kaip vyras sėdė. Žinokit, daktarams nepasidaviau, nedaviau pjauti, nedaviau savo stuburo duoti. Šiandien, matote, aš vaikščiau ant kablų, linksma, džiaugiuosi, nors daktarai man buvo išpranašavę 3 mėnesiai, nes aš pragulėjau taip 4 ščirai, 5-6 pradėjau po truputėlį vaikščioti, prabuvau biletenį, žinokit, ir po to, kai išėjau 9 mėnesį, jau reikėjo į darbą, man pasakė, tave operuojam. Aš juodai kryžiai sakiau ne. Ir žinokit, jeigu aš būčiau operacijos padaręs, nes jis sakė, tu ateisi pas mus, ateisi verkdama ir tave atveš šeima vežimėlyje. Kaip matote, vežimėlį būčiau galėjęs, aš nuėjau paskui pas chirurgą, važiavau viską, bet aš tik nesioperavau. Jis man pasakė, taip, arba šiandien operuojam, bet sakau, kitos duodat garantiją. Ne, 50 na 50. O gal tu iš ligoninės išeisi jau su vežimu. Ir matomai, kaip mes sakom, Selena, ir kaip čia pasakyti, dangus man padėjo. Gydytojas irgi buvo tos nuomonės. Kol žmogus eina, niekuomet nebėgim, nei kelio pjaut, nei pirštų. Man nupjauai netyčia, bet nepriaugo kažkodėl tais. Taip, bet žinokit, nereikia duotis šitokio dalyko. Ir dar ką noriu pasakyti, žinokit, visuomet. Antras dalykas, jeigu mes perpjausim, už daktarui sakau, perpjau pirštas man būčia sulaužęs, aš turiu irgi, aš tokį, žinokit, mėgėja ne ligų, ale avarijų. Tai aš nežinau, kaip ta buvo dar mano avarija. Ir faktas tas, gydytojas pasakė, taip, kada mes perpjaunam, jūsų nervas yra kaip plaukas žmogaus. Kaip tu jį suklijuosi? Ar įmanomus? Bet sakau, jau pas mane suaugo pirštas. Taip, sako, saugai, bet nervai skiriasi vietomis. Jie įsivaikšto taip, kad žmogui raumenį susuka. Taip, kad niekuomet, o ypatingai su mūsų. Tai žinokit, aš dar turėjau ne tik, kad sulaužtas per nugarą, galiu atsisukti, stuburas per vidurį lūžo. Bet jau dar 6 išvažas. Visai nesinau padariau nuotrauką, nes tai dabar aš labai retai einu pas juos. Einu, kada noriu pailsėti. O gydytojas, žinokit, nežinau, padarė vyrišką. Jis labai mane mielai priima. Taip, kad žinokit, ir ką, pasidarius nuotrauką, mano pasakė, išvažų nėra, bet kažkur tai ant stuburo yra pilna daug druskų. O kur išvažų, sako, tai mes nežinom, kur jos dingo. Ir kur jos dingo, aš šiek tiek nežinau. Taip, kad ačiū už atėjimas, dar aišku, neatsisveikinam, einam prie stalo, darom nuotraukas ir vaišinamės. Ir dabar į sceną kviečiam visus lektorius. Pone Birute, paplokim karštai, jeigu plausim ne karštai, Birute daugiau negalės. Ačiū labai. Ačiū Jūs labai šaunus, labai faina auditorija. Gal ir reikės dažniau apsilankyti. Labai ačiū. Žinokit, Birutė yra ne iš mūsų struktūros, jūs žinokit. Jinai yra paralelė, kitos. Bet suprantate, kiek mes esam draugiški. Ją priėmėm, nes jinai yra Palangoje, jinai yra viena. Kaip vienam yra blogai būti. Tai mes ją globojam, mes su ją bendraujam, mes kartu ir visiškai nesijaučia, ir jinai nejaučia, kad jinai ne mūsų. Ir kai mes nuvažiavom į Vokietiją, mes lietuviai sėdom į savo, kur mums buvo, ir jinai eina su mumis, suprantat, irgi sėdasi į mūsų struktūrą. Tai atėjo jos autoriai, kur, sako, čia tavo ne ta kėdė yra. Taip, kad bus draugystė ir todėl Birutė, jinai galėjo nevažiuoti vis dėlto iš Palangos, 5 valandą kėlėsi. Suprantat, tik tai šitai, mes galim, ką Čia jūs. Prie
Віта, Віта. Світлана. Керете. Ну вот, граждане. Ага. Водичка? Да, водичка. Да. Будьте добры. Молодец. Palaikykit mikrofoną. Aš kiekvieną kartą noriu už energiją atiduoti energiją. Savo eilėraščio vieną punktelį, kuris čia labai tiks, tik tai nemoku. Kai man sunku, kai muzika mane nutyla, einu gyvenimo keliu įsiklausydama į tylą, įsiklausydama į sielos šnabždesį visatoje. Sėkmės. Tamara? Ну, Валентиночка. Валентина. За то, что ты есть. Ритуля, без вас не могу. Ручка здесь стоит. Пока не упала. Да. Ай-яй-яй. Dabar labai gausūs aplodismentai Virginijai. Virginijos šiandien debiutas kaip vedančiosios. Virginija. Virginija, labai sėkmingai, labai sėkmingai tau nuostabią velykinę žvakę dovanojam, kad Velykų šviesa jau tavo namuose spindėtų ir kad tu niekada nesirgtum, kad tave stiprintų GRV. O dabar visi prašom bendrą nuotrauką. Visi bendrą nuotrauką, visi. 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 Aukštesnė, aukščiausia, žemesnė. Просить. Грижа загустали. Ну, вона chce być miłym muzykami. Після 600 після фотографії. Сумасшедший. Svarbiausia, kad matytųsi. Va, Aldona jau fotografuoja. Laimutė, atnešk vėliavėlę. Įtraukiam pilvus. Kokie gražūs visi. Gerai laikyti. Laimutė ateik čia. Laimutė, Kad jinai neina, aš tai priimsiu. Aš jums pasakysiu, kad dar reikia. O va tu pabandyti šitą. O tu bus šuo. Kėdės. Labai aš prašyčiau nusirankyti labai įdomu.
Мелина Меркайте. Алиса, прошу почитать. Чего? Просто мусор. А tu paveikslavai čia? Aš filmavau jau. Pasakysiu 3 ir reikia visi čys. 1, 2, 3. Marmeladas. Dar kartą. 1, 2 ir 3. O, Viens, du, trys. O dabar biškį geriau. Dar penktą kartą. Garsiau. 1, 2, 3. Cheese! Dabar kava. Привет. Birutė, ateik.